Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir tikriausiai jums reiktų jogos. Ir joga tai čia ne ta prasme, kad jums reikia eiti lankyti jogą, nors joga galbūt irgi sveikas užsiėmimo būdas, bet galbūt jums reikia jogos, Lenovo jogos. Ir šiandien pas mane ant stalo yra dvi Lenovo jogos, naujausi šiuo metu, naujausi modeliai. Norėjau, kad būtų 3, kad būtų ThinkPadas joga, bet jis toks brangus, kad šiuos 2 galėjai nusipirkti už vieną ThinkPadą. Tai dar nereiškia, kad jis yra toks geras, koks brangus, bet vėl, prekės ženklas daug ką sako. Tai kas yra joga? Joga įprastai tai yra nešiojamas kompiuteris, kuris gali padaryti va taip. Kitaip tariant, nešiojamas kompiuteris per brūkšnelį planšetę. Tai pradėkim nuo kainos ir pavadinimų. Čia yra Lenovo Yoga 9, 4 gal kartos bijau pameluoti, šių metų, 23 metų, aš vis dar 23 gyvenu. Čia yra Lenovo ThinkBook ir su joga elementais. Nors egzistuoja jogų, kurios jau nebegali taip persilenkti, bet čia vis dar yra tos. Ir tai yra traktuojamas kaip verslo kompiuteris, jam suteikiama 12 mėnesio garantija, plus galimybė prasitęsti. Čia yra traktuojamas kaip namų kompiuteris, jam suteikiama yra 24 mėnesio garantija ir aš vis dar neradau, ar egzistuoja kažkoks kodas, kurį panaudojus galima būtų prasitęsti. Ir automatiškai 1240 eurų, 1660 eurų. Dabar klausite, kas čia viduje tokio gyveno. Kainas vėlgi nemažas, kad ir kaip bebūtų. Tai čia yra būtent Intel 1355U procesorius, tai yra 8 efektyvūs branduoliai, plus 2 tie vadinami performance branduoliai. Tuo tarpu čia yra 8 efektyvūs ir 4 performance branduoliai ir tai yra 1360p procesorius. Čia gyvena 16 GB DDR5, bet įlituoti. Tuo tarpu čia gyvena 8 plus 8, tai 16 GB DDR4, iš kurių vienas yra pakeičiamas. Kitaip tariant, teoriškai jūs galite turėti 40 GB DDR4 atminties čia. Čia gyvena 1 TB NVMe PCI Express 4 SSD, kuris Samsungo gamintojai visai neblogai išnaudoja visą greitį PCI Express magistralės. Tuo tarpu čia gyvena, bijau pameluoti dėl PCI Express, nesu tikras, bet tikrai žinau, kad čia gyvena 2 lizdai, iš kurių vienas yra X4, kitas yra X2. Kitaip tariant, jeigu pirmasis į pirmąjį įstačius SSD jis bus apie 5000 MB per sekundę, antrasis turės vos 2500. Tai matot, kur linkstu toks bangavimas. Čia kaip ir daugiau galimybių pasitobulinti, bet pati technika yra pasenusi. DDR4, NVMe apribojimai, tuo tarpu čia daugiau lituoti ir mažiau galimybių pasitobulinti, bet čia viskas yra kaip ir šiai dienai naujoviška ir tinkama naudoti. Lizdai. Lizdai būtų, jeigu taip sakant, čia būtų 2 USB-A, kas, vėlgi, verslo klasiai tikriausiai yra naudinga ir reikalinga, ypač donglam ir panašiai. Tai vienas USB-C Thunderbolt 4, vienas USB-C paprastas, HDMI, kortelių jungtis ir ausinių jungtis. Ir sakyčiau, apart to, kad nėra tinklo plokštės, kurios vėlgi neturėtumėt kur įdėti, jeigu pastebėsit, apart tinklo plokštės daugiau kaip ir nematau jokių problemų. Viskas yra tobula. Tuo tarpu čia jau kitas scenarius. Turite 3 USB-C, iš kurių 2 yra Thunderboltai, 1 USB-A ir pasitikslinsiu, bet berods, ausinių jungtis yra. Tai šitoj vietoje atsiranda toks scenarius, kad jungtimis kaip ir šitas yra prastesnis, nes turite mažiau A, neturite HDMI, bet iš kitos pusės dėl dizaino, kur jūs tą HDMI įdėtumėte. Ir vėl toks visiškas bangavimas ir atrodytų, kad šitas kompiuteris kaip ir netgi geresnis už mažesnę kainą, nes tarp jų paklaida yra 540 eurų. Bet šiaip pradėkime dabar kalbėti apie patį procesorių. Kaip minėjau, čia yra P, čia U klasės procesorius. Labai įdomus scenarius. Tie 2 performance branduoliai
sugeba šiam kompiuteriui pridėti apie 20% daugiau performanso. Ir tas jaučiama tiek žaidimuose, tiek kitose scenarijuose, kas yra visai, sakyčiau, wow. Kitas momentas, prie įdomesnių, kol nepriejau. Čia yra, būtent šitam kompiuteriui yra 2 garsiakalbiai po 2 vatus. Ir jie randasi apačioj, kas įprasta ganėtinai būna timbukam, jolab, kad perlenkus, mato toks išpjovimas, tai reiškia, perlenkus garsas yra neizoliuojamas, tai kaip ir, o viskas ok. Dabar čia gyvena, kaip matot, yra toks kaip ir baras, soundbaras mini. Jame viršui gyvena 2 2 vatų garsiakalbiai, apačioje, jeigu gerai pažiūrėsim, apačioje gyvena dar 3 vatų 2 wooferiai, kaip jie vadina. Tai man primena šiek tiek senus laikus iš 2006 metų, kai buvo tokie surinktukai, vadinami bare bones, tu nusipirkdavai procesorių, ramus diską įsistatydavo, visą kitą nusipirkdavai tokį kaip nešiomą kompiuterio korpusą. Ir jame irgi buvo vienas modelis, kuris turėjo, kaip vadina, subwooferį. Ir visi labai juokėsi, nes nešiomam kompiuteris subwooferis, tai kažkas nenormalaus. Bet iš tiesų, kai pastatydavai į anketo paviršiaus ir paleisdavai muziką, atrodydavo pakankamai vertas dėmesio. Ir šį kompiuterį iš esmės kai kurie apžvalgininkai jau vertina kaip vieną iš geriausių Windows konkurentų, kai ateina kalba apie, sakykime, garso kokybę. Aišku, galbūt Mac Pro neprilyginsite, bet kaip tarp Windows kompiuterių, tai yra vienas iš geriausio garso kokybę turinčio kompiuterio. Tai dabar keliaukim prie pačio perliuko didžiausio skirtumo. Vėlgi, atsimena, čia verslo klasė, čia namų klasė. Namų klasė turi 2 pasirinkimus ekrano. Tai yra 4K ekranas, 60 Hz, 400 nitų stiprumo, HDR 500, kas man labai keista, nes aš galbūt, jeigu būtų 480 nitų šviesumą, sakyčiau, 500 HDR tinka, bet traktuoti 500 HDR, kai tu šviesumą turi 400, labai keista, bet, sertifikavimą praėjo, tai labai gerai. Kitas momentas yra 2,5K ekranas su 90 Hz dažniu. Tai aš tą ekraną labiau norėjau gauti, bet kažkodėl Lietuvoje jo neįmanoma gauti. O gauti iš tokių tiekėjų kaip iš Vengrijos, Čekijos, kur veža,
jiem pritaikytą modelį yra visų pirma rizikinga, garantijos ir kiti dalykai, visų antra labai keista. Tas modelis, turėdamas prastesnį, galbūt pigesnį ekraną, kainuoja tik 100 eurų pigiau, tai tada kaip ir tiesiog praeina visas bet kokios mintis pirkti mažiau taškų turintį ekraną, kai gali tiesiog, plus 100 eurų ir turit 4K. Ir tai čia yra OLEDas. Ką galiu pasakyti? Čia yra paprasčiausias Full HD ekranas, 300 šviesumo, blizgus, pakankamai patraukliai atrodantis, matymo kampai irgi yra labai geri, jokių Dolby, jokių HDR jame nerasite, bet ir vėlgi IPS spalvos, IPS spalvos yra IPS spalvos. Vat galite dabar patys pasižiūrėti, kaip atrodo IPS prieš OLEDą. Aš taip įsivaizduoju, pastebėsite skirtumą iš karto ir tiesiog nėra ką net ginčytis. Kas Lenovo jogom yra dar žinoma būdinga, apart to, kad propaguoja jogą. Šis kompiuteris ateina su tokiu dėklu, vien tam, kad turėtumėt kur įdėti savo pieštuką. Ir šis kompiuteris taip pat turi savo pieštuką. Skirtumas, kaip diena ir naktis. Abudu pieštukai atlieka darbą gerai, kas liečia pažymėti, galbūt pasirašyti. Tačiau šitas tikriausiai kompiuteris labiau traktuojamas kaip content consuming arba creating kompiuteris, nes pats pieštukas ir ekranas, jie turi tokį, pavadinčiau, gumos trinimosi efektą, kas padeda jum patogiau ir maloniau rašyti ant paviršiaus. Tuo tarpu šis, kaip matot, jisai, aišku, pats ekranas vis dar yra, toks irgi šiek tiek padengtas su tokiu slidumo nesuteikiančiu efektu. Tuo tarpu šis ekranas labai yra slidus, dėl to pieštukas slysta kaip per veidrodį stiklą. Ir kai ateina laikas, jeigu jūs, tarkim, norite įsirašyti kokią, ten yra pora Adobe nemokamų cloudų programėlių, kur galite pasirinkti teptuką ir paišyti, ką norit. Tai, sakykime, su šitu kompiuteriu, šitu pieštuku visai kitas efektas. Jūs jaučiatės, tarsi iš tiesų paišytumėte ant popieriaus. Tuo tarpu šis geriausiu atveju tinka, pažymėti kažką arba patogiau nepripeckioti ant ekrano ir panašiai, bet skiriasi labai smarkiai ir dėl to jis vadinasi Precision Pen 2, jeigu klystu, o čia yra tiesiog Smart Pen. Aišku, yra ir trūkumas. Smart Pen turi mažyčius kontaktus viršuje, galvoju, čia sufokusuos, turbūt ne, kontaktus, kurių pagalba įkišusiu vidų jis automatiškai kraunasi. Šis daikčiukas turi USB-C ir, jeigu įsikraus, teks krautis arba prisijungus C laidą kažką rašyti, kas, manau, būtų nepatogu. Tai, manau, pliusus ir minusus daugmaž, aišku, kaip pasakius, pakrovėjai abudu yra Type C, čia yra 100 W pakrovėjas, kur video sustoja. Čia yra 100 W pakrovėjas Type C, čia yra 65 W pakrovėjas. 100 W kaip ir teoriškai nereikėtų, nes šis procesorius biuros yra maksimum 28 W naudojimo, žinoma, yra ekranas ir visa kita, bet 100 W padeda naudoti greitesnį, tas vadinama superchargingą, kaip jie patys vadina. Kitas dalykas yra, kai kompiuteris yra apkraunamas, tarkim, žaidimai arba kažkoks testas, pirmasis kokias 3-5 minutės
procesorius dirba visiškų pajėgumų, kol jis jungia apsaugos, tai thermal throttlingas ir panašiai. Ir jūs tuo metu galite, pats kompiuteris gali suvalgyti ir kokius 84 vatus. Po to, žinoma, viskas susinormalizuoja ir išlieka 65-68 vatų ribose, kas, jau kaip ir daugiau mažiau yra gerai. Niekas nesako, galite jungti jį laikinai ir prieš 65 vatų pakrovėje, bet turėkite omeny, kad gali atsirasti šiokių tokių energijos throtlingų, tai geriau naudoti originalų, bet jeigu kažkur randatės ir norite tiesiog prisikrauti kompiuterį, prašau, aš namie prijungęs prie 15 ar tai 20 vatų monitoriaus krovimo grandinės, labai sėkmingai jų uždaręs, kol nieko nedarau, sugebu pasikrauti. Tai patys suprantate, kad tai yra labai lankstus dalykas. Tuo tarpu šis kompiuteris labai sėkmingai kraunasi nuo 65 vatų, nes vėlgi jo 1355U berods maksimalus TDP yra 15 vatų, kas yra all good. Ir jam pilnai užtenka 65 vatų pasikrauti. Dabar scenarijai. Kaip matau, laikas tiksi. Scenarijai. Kokie scenarijai yra? Lenovo, kaip sakiau, traktuoja tai labiau kaip home kompiuterį, tai labiau traktuojamas kaip verslo klasės kompiuteris. Ir aš dažniausiai nesutikdavau su Lenovo šio klausimu, bet šį kartą tikrai sutiksiu. Akivaizdžiai jaučiasi segmentų skirtumas. Jum versle galbūt yra aktualu ilgamžiškumas ir galimybė būti tam flexible, lankščiam. Kodėl? Ta prasme, jūs gaunate 16 GB RAM, 500 GB SSD. Jums prireikia pasileisti kažkokius Docker arba Excelio duomenų ištraukimo sistemas, kur, tarkim, vienas procesas valgo kokius 4 GB RAM, dar vienas kitas Chrome arba Tabas atsidaro. Jums trūksta atminties. Atidarot kitą pusę su savotiškai keistais varžtukais, nusiema dangtį, išėmat 8 GB, įstatot 32, volia, turit 40 GB atminties. Jums reikia didelės disko vietos, galbūt jūs važinėjate ir bandote stebinti parduotuvių kameras ir eksportuojate video failus po 3-4 GB, po 20 galbūt GB, arba filmuojate su kamera ir nenorite užkrauti savo SD kortelių, todėl viską įsikeliate į kompiuterį, tuo tarpu čia SD kortelių lizdo nėra. Jums reikia vietos, atsidarė dangtį, įsistatėt arba pakeitėte SSD, ten 2-4 terabaitą, volia, jūs turite savo papildomai pasitobulinimą. Tuo tarpu čia RAM nepakeisit, SSD iš esmės keis nėra prasmės, nes jis ir šiaip greitas, kito papildomo neįdėsite, tuo tarpu dangtis labai sunkiai nusiema, baisu yra sulaužyti ir panašiai. Čia to nepadarysite, todėl tai labiau verslo segmento kompiuteris, nors ir turi savo komplikacijų. Galų gale, dirbant su dokumentais arba dalyvaujant mitinguose, jums tikrai nereikia 4K ekrano. Turite HDMI įjungti, reiškia prie projektoriaus arba meeting room'e prie televizoriaus prisijungsite, turite du USB Type-C, reiškia prieš istorinį SSD arba HDD išorinį diską prisijungsite. Chargingą 65 vatų, reiškia be problemų. Lenovo arba Dell monitorius su USB chargingu jį prijungs. Tai sakyčiau, verslo segmentui šitas kompiuteris labai geriau, daug geriau paišosi. Galų gale jums nereikia Precision Pen tam, kad gražiai pasirašyti arba nupaišyti gražų, arba duoti sūnui nupaišyti gražų piešinį. Jums pilnai užteks ir šito daikto, kuris jums atstos pirštą arba pelę. Tai šitoj vietoj tikrai sutinku, kad čia yra verslo klasės kompiuteris, nors ir pigesnis. O šis kompiuteris labiau paišosi į content creatoriaus, galbūt kažkokio fotografo, nėra SD kortelės jungties, tai yra labai keista įsivaizduoti jį kaip fotografo kompiuterį. Kita vertus, jie irgi yra daugelio fotografų kompiuterį, bet SD kortelės jungties nerasite jame. Tai šitoj vietoj aš įsivaizduočiau kaip tokį, spalvos ryškios, yra galimybė įsijungti HDR,
klaviatūra, touchpadas yra patogus, didelis, reiškia, pelės jums tampytis nereikės, yra papildomi mygtukai, galite keisti režimus. Aišku, tą dalyką galima buvo daryti Lenovo su Function Q, bet čia dedikuotas mygtukas, meetingam galite užblurinti savo backgroundą su papildoma aplikacija, keisti Windows'u šviesų arba tamsų tą spalvų gamą. Visiškai bevertis mano nuomonė mygtukas. Kamera palaiko Windows Hello, kas yra irgi daugiau mažiau namų funkcionalas. Tai aš jį iš tiesų traktuočiau kai namų kompiuterį, o ne kai verslo kompiuterį. Nors jis sėkmingai galėtų būti ir verslo kompiuteris. Baterija. Kai verslo kompiuterį šito baterija yra silpnoka, 60 Wh ir nors procesorius yra vėlgi taip pat silpnesnis ir mažiau elektros valgo, bet baterija vis tiek tarnauja trumpiau. Aš sugebėjau įprasta naudojimu, YouTube video, interneto browsingai, visokie Delfi dienos ir visa kita, apie 2,5 valandos ir tada jau matau, kad baterija jau senka pakankamai stipriai, ant, vadinkim, 50% brightness. Tuo tarpu šitas daiktas su 4K ekranu man sugebėjo virš 6 valandų išgyventi. Aišku, čia nesakau, kad tai yra faktas, galbūt tai yra profilio pasirinkimai, nes abu kompiuterius, kaip sakiau, Lenovo, Windows'us ištryniau, rašiau šviežiai, sudėjau driverius, galbūt kažkoks balans profilis blogai įsijungė, aktyvavosi, iš tiesų netikrinau, nes Lenovo Windows'ai turėjo savo problemų. Šis kompiuteris niekaip negalėjo įjungti HDR, kol neperrašiau Windows'ų, nesudėjau Intel driverių, ne Lenovo driverių. Tuo tarpu šitas kompiuteris perlenkus net atpažindavo, kad jis yra perlenktas, bet nebūdavo galimybės jungti ekrano klaviatūrą, kas irgi labai yra keista. Tai, čia nekartą kartuojau, Lenovo kompiuteriai, dauguma yra neblogi, bet nusipirkot, pirmas dalykas, USB raktas, užsikraunat Windows, persirašot šviežiai. Tai galbūt Windows nustatymai dėl šito baterijos kalti, bet 15 Wh skirtumas, kaip ir turėtų kompensuoti šito procesoriaus didesnį energijos valgymą, turėtų būti plius minus, tas pats, bet taip nėra. Soundbaras yra fainas, namie naudojant, iš tiesų labai fainą turėjau progą per šventes, šventės, šeimų susitikimai, visa kitas, nuvažiuoji kur daug giminių, visi tarpusai bendravė, sūnus neturėjo ką veikti, paėmiau Xbox'o pultelį, kompiuterį perlenkiau per pusę, įjungiau Xbox'o aplikaciją, aušinimas, kaip matot, gaunasi tada labai patogus, visiškai jokio blokavimo nėra, performance režimas, įjungi krovimą, sūnus žaidžia Forza Horizon 4 apie 59-60 kadrų per sekundę su minimum medium nustatymais. Viduje pas abudu gyvena Intel Iris 96 Execution Unitų vaizdo plokštė, kuri tikrai nėra žaidiminė ir daug nesitikėkit, bet P procesorius turi vaizdo plokštę su šiek tiek didesniu dažniu ir jisai visai neblogai tvarkosi. Tokie žaidimai kaip CS2, Forza Horizon 4, Rainbow Six Siege, World of Tanks, World of Warships. Iš tiesų yra playable apie 60, 59, 55, 60, 68 kadrai per sekundę Full HD rezoliucijai, kuri labai gražiai ant šio ekrano skeilinasi. 4K rezoliucijai savaime aišku, kad nieko nepažaisite, bet žaidžiasi neblogai, taip kad jį šiek tiek ir pramogom paturėti irgi galima. Tai va, nesakau, pirkit ar nepirkit, nes tai yra ne reklama, tai yra tiesiog apžvalga, bet turėkit omeny, kad egzistuoja skirtumas tarp business ir home klasės. Ir vėlgi patys matote, kuo jie skiriasi. Ir dabar ar ta paklaida tų 500, tiksliau, 400 ten kažkiek tai eurų, priklauso kur pirksite, paklaida tarp šių kompiuterių verta. Ar tie 400 eurų yra verti OLEDinio 4K ekrano, Bowers & Wilkins garso sistemos, man skamba kaip Vikings, ir visų kitų smagumynų, kuriuos gaunate, kad būtų jums smagiau, ar vis dėlto šiek tiek pigiau, bet galimybė upgrade'intis, tobulintis ir galbūt pratęsti šio kompiuterio gyvavimo ciklą dar ilgiau. Tai va, pašnekėjom apie jogą, jogos nepadarėm, galime eiti daryti, kompiuteriai tegu už mus daro jogą.
Gaila neturėjau ThinkPado, būtų įdomu buvę ir jį pridėti, bet video jau išsiplėtė iki beveik 20 minučių, tai kad šiam kartui tiek ir ate.